Sveiki, šiandien noriu, nežinau dar, ar noriu padaryti DJI Osmo Pocket 3 kamerytės tokią lengvą apžiūrą. Galbūt kažkam padėti apsispręsti, ar jums yra tinkamas pirkinys ar ne. Žymiai labiau apsimoka pirkti Creators Combo, parodysiu, kas jį įeina. O antras dalykas, labai apsimoka pirkti draudimą. Jisai, man atrodo, kainuoja apie 50 eurų ir sulaužus kamerą tiesiog niekas nieko neklausia ir jums duoda naują, būtent taip man ir nutiko. Tai atsiemusi kamerą dar netgi palaukiau, kada filmuosiu, norėjau daryti unboxingą su jumis. Tai čia, kaip supratau, man grinai ir davė tik kamerytę. Ai ne, va žiūrėkit, yra va toks dėklas, jeigu būčiau jį turėjęs, nebūčiau jo sulaužius. Labai faina duoti būtent draudime naujas kameras pasiemusiems žmonėms tokį dėklą. Neslėpkim, noriu pradėti absoliučiausiai nuo to galo, tai būtent nuo to dėklo, kuris irgi skaitosi, kad įeina čia į visą šitą Creators Combo pasiūlymą ir jo turinio. Tai visų pirma, papildoma baterija, labai pravartus daiktas, net nereikia aiškinti, labai fainai va tai va tiesiog įsispaudžia, apsikabina čia šonuose ir rodo, kiek čia liko, labai patogiai nusiema tiesiog paspaudus ir kai jį uždėta, man asmeniškai žymiai patogiau laikyti kamerą, jinai tokia rankose stabilesnė. Aišku, čia galbūt reiktų pasikliauti žmogaus nuomonę, kuris nėra jau tokios vienos sudaužęs. Tuomet turime štai tokį tripodą vadinamą, kuris iš tiesų tvirtinasi būtent tik prie tos papildomos baterijos, prie šiaip kamerytės jisai nesitvirtina. Ir galima tada ją pastatyti, bet jinai ir šiaip fainai stovi be jokio palaikymo, aš taip galvau, iki ją sudaužinti. Tuomet turime, čia yra gumytė, kuri tvirtinasi prie pačios kameros, štai čia ir galima ją ant riešo tvirtai laikyti, čia visai pravesti, jeigu nenorite kameros sudaužyti. Gerai, jau baigsiu šitą bairį, nebėkinga, ne? Ir fainiausias dalykas turbūt visam šitam rinkiniai man yra mikrofonas. Galima jį čia prisisekti, galima ir aš naudojau be pūkučio, labai fainai, gražiai atrodė. Ir yra netgi magnetukas mikrofui, jeigu norite kažkur jį kitur dėti ten, kur nesisega. Toliau turime wide angle lens, dar jo nebandžiau, man tai nebuvo labai kol kas reikalinga funkcija, bet galbūt kažkam pravers. Šiaip fainai kamerytė zoomina, tik biškai tada prarandam kokybės. Ir be abejo Type-C to Type-C laidas. Turėsim šį malonumą. Kamerytė turi viso labo 2 mygtukus, bet taip pat jie turi liečiamą ekraną, kuris šiaip labai fainai leidžia įjungti kamerytę. Tiesiog pasukti ją šonu ir jį iškart suklūsta. Greit susitvarkius visus šitos įžanginius reikalus, grįžčiau pas jūs ir parodysiu, kaip jį filmuoja. Nes čia truputį yra susijęs su kameros apžvalga, kaip jį filmuoja, ne tiesiog ją pafilmuoti. Tai dabar keletą dalykų. Paspaudus čia šone galima pakeisti filmavimo režimą arba į sulėtintą, į timelapse, žodžiu, patys matot. Galima ir nuotraukas daryti, ir panoramą, bet aš manau, kad vis tiek aktualiausia turbūt yra filmavimas. Čia turime tokį parametrą leidžiantį pasirinkti, kad pradėjus filmuoti jis automatiškai gaudytų veidą. Oi, netyčia paspaudžiu kaip tik sekantį dalyką, kurį norėjau parodyti. Tai va čia va lengvai spustelėjus apsisuka kamera 180 laipsnių, tai yra šiuo metu tiesiai į mane. Norint filmuoti vertikaliai, galima va tai va iš karto ekranėlį paversti ir kad jis neišsijungtų, turime paspausti continue ir tada jau filmuoja taip. Čia dedasi SD kortelė, tačiau labai patogu susijęti telefoną su kamera ir galima per programėlę persikelti medžiagą, jeigu nėra labai ilgų vaizdo klipų. Mano pasirinkti raiškos nustatymai matosi štai čia apačioje, bet tai va braukiant į viršų galima, žiūrėkit, pasirinkti rezoliuciją ir taip pat kadrus per sekundę. Ir čia yra taip pat formatas. Galima kvadratų filmuoti arba 9:16, kas yra būtent story Instagramo ir Reelsų formatas. Šis mygtukas leidžia judinti kamerą aukštyn, žemyn ir iš šonus, pagal tai, kur norime ją pakreipti. Štai čia va labai fainai nujudinasi. Taip pat pakėlus kamerą ir spustelėjus per vidurį, kamerytė nusileidžia į patį centrą. Kameroje yra ir šioks toks glamour efektas, kuris gali prisijungus per programėlę šiek tiek pablurinti, pagražinti jūsų veidą. Tempus vaizdą į apačią yra dar keletas nustatymų, kuriuose galite reguliuoti savo kameros veikimą, tačiau nemanau, kad per vieną video spėsiu viską apeiti. Jeigu jums įdomu pamatyti daugiau medžiagos apie šią kamerą, prašau, pakomentuokit ir galėsiu apžvelgti dar keletą dalykų. Jeigu reikės, padarysiu papildomų dalių su šios kameros apžvalga. Dabar norėjau tik pažiūrėti, kas gero eina visą šį komplektą. Jo kainą parašysiu čia, nes nežinau, nepamenu. Mano nuomonė, visiems ši kamera nėra reikalinga, tačiau norint padaryti kokį nors truputį
profesionaliau atrodantį vaizdo įrašą iš, sakykime, kelionės kažkokios, kur važiuojate su automobiliu, kažkur keliaujate, plaukiate, važiuojate kokiu dviračiu. Žodžiu, labai kokybiškai atrodys medžiaga, todėl kad jis turi puikų stabilizatorių vaizdo. Taip pat labai tinkama filmuoti automobiliam, būtent rolling shots vadinamėm, kai kitas automobilis važiuoja ir jūs filmuojate iš važiuojančio automobilio. Taip pat jie labai lengva naudotis, todėl kad jie turi tą trekinimo funkciją, kur tiesiog gali sekti kažką, kas yra fokusė ir kas yra būtent jūsų fokusas. Tai tikrai rekomenduoju šią kamerą, tai darau iš neturėjimo ką veikti, todėl kad, pavyzdžiui, GoPro man asmeniškai nepatiko, aš ją nusipirkau, o šitą nusipirkau iš tiesų nuoširdžiai naudojau ir labai nusiminiau, kai ją sulaužiau, o ir sulaužiau būtent naudodama. Tai vat, fainas daiktas, ačiū, kas man ją rekomendavo, pataginsiu galbūt keli žmonės, pas kuriuos yra medžiagos su šią kamerą, kad galėtumėt pažiūrėti ir pasidalinsiu dar truputį, ką man su ją pavyko nufilmuoti. Gana greit pasikrovė kamerą, dabar turiu vieną idėją, kurią noriu gyvendinti. Va taip atrodo visas konstruktas, labai patikimai, ypač kaip ką tik atsiėmus naują neslūžtą kamerą, bet nu nieko. Ir važiuojant labai dreba. Panašu, kad gimbalas šiek tiek nusimuša važiuojant, todėl kad jis visiškai kabo ant šito veidrodėlio tos dalies. Tai jis yra jautrokas, ypač dar jisai čia kabo aukštin galvą. Ir ta dalis labai kratosi važiuojant, nes jinai laikosi, tada aš ją esu ištraukus ir laikosi tik ant tos vienos. Pati kamera dabar yra absoliučiai perkrypus, bet tas atskiras gimbalas jos vaizdą ištiesina. Tai reiškia, kad tu pačią kamerą gali ko ne bet kaip užsikabinti, ką aš ir esu padarius, o jos ta atskira sukinėjama galvutė išgelbės iš bet kokios situacijos tiesiog. Tai va tas yra labai cool, kad ją gali pasisukioti taip kaip reikia. Aišku, kad jinai čia pati užsiema sukaliojimusi, tai yra viena, bet galima nustatyti, kad niekur jinai nesisukaliotų. Tai aš tik esu to nepadarius, negaliu į savo veidą statyti, nes jis ne į temą. Matau, kad liktais vaizdas kartais pašviesėja, kartais patamsėja. Turbūt žiūrint, ką pagauna, apskritai automobilio viduje, na čia nėra šviesu, tai jis turbūt kažkiek vis tiek pasišviesina viską. Nenoriu net pagalvoti, ką čia filmuotų telefonas tokiuose situacijose. Bet šiaip kamera su telefonu nelabai draugauja, žinokit, atsijunginėja. Ir pavyzdžiui, persikelinėjant medžiagą atsijunginėja. Ir va dabar man, pavyzdžiui, atsijunginėja. Tai nežinau, aš šitą draudimą garantinį ten whatever nešti tikrai nenoriu. Vėl, todėl, kad prieš tai užtruko 3-4 savaitės, tai aš esu praradusi paskutinį norą ten eiti, bet šiaip tai ne fainai. Pafilmuok biškį.